Sveiki visi, čia aš Minecraft World Agurkas ir čia mano pirmas hardcore pasaulis, kurį aš rodysiu per YouTube. Tai pradedam. O, gėlės. Pasimsiu raudoną. Man patinka šitas snieguotas biomas kažkaip. Gerai atrodo. Čia netgi kaimas yra. Pirmą medį nusikirsiu. Trūksta blokų. Aš žodžiu per Xbox'ą tai gali būti, kad, girdisi joysticko garsai judėjimo. Prašau, kad būtų paskutinis. Taip. 9 logai, gerai. Padarysiu medienos. Žemę išmesiu. Morkus. Kažko atsodinsiu jam. Išmetam. Ir dabar apieškom juos. Ko jie turi? Kartografus. O, maišelė. Duonytės. O, lova. Jam paimti jį. Sodį kaimėti, gal kažkada gražinsiu. Aš bus mėsininkas. Turės kartą. Ir smaukerį. Ar čia kalvys? Ne, čia ne kalvys. O čia? Plys. Taip. Šalmas. Duonytė. Sodė. Net medienos. Duonytė. Sėklos. Anglis. Dar vienas maišelis. O. Nepraeisi, tu nepraeisi. Valyk, kad čia tavo darbas. Nenori valyt, gausi į veidą. O, dar geležies. Čia gali būti plės. O. Duonytė, anglis, bulvė. Ir dar maišelis buvo, bet aš jau turiu. Ką man į maišelį dėt? Ką pasėsiu, tą ir tiesiu. Kur čia galima gyventi? O čia gerai, vieta. Tai gerai, pažiūrėjom, ką radau. Radau maišelį, morkų, bulvių, brokų, sėklų, anglies, pušies sodinuką, nes nukertau pušį, geležies 4, duonos daug, medienos ir lova. Štai aš galvoju, gal kasiu bunkerį kokį. Va čia tokia gera vieta. Kaimas yra netoli. Tai gerai.
pastatau darbastalį. Tai pirmą man reikia... O, skydos. Pasidarysiu skydą. Skydas. Dar, aišku, pagaliukų. Tai galiu taip pasidaryti. Susipažinau, kur jie yra, bent tiesiog. Jo, tada kirtiklis, nedarysiu geležinio kol kas. Gal reikės kažko labiau kaip kibiro. Gerai. Pirmą iškasiu tuneliuką iki akmens. Iškasiu šiek tiek tokį tuneliuką į bunkerį, paskui dar daugiau pakasiu, sienos padarysiu iš akmens. Ir jau temsta, tai eisiu miegot. Kaip tik į tą patį eiglą, kur lovą pavogiau. Nu gerai, susigriaunu lovą. Žemę pasidėsiu. Pavalgysiu. Aišku, būtinai kimėtis išeis iš mano bunkerio. Gerai, kad čia dar neliko. Nu ir kasiu toliau. Varis trukdo kas, pasidarysiu akmeninį kirtiklį, kad galėčiau kas ir greičiau kasčiau. Šitus susidėsiu į inventorių, kad netrukdytų. Ir va čia atvario yra. O čia su akmeniu. Gerai. Pakasiu šiek tiek vario, radau dar anglies. Einu kas toliau. Kažkur tokiam aukšte darysiu savo pirmą kambarį bunkerį. Ir kodėl šitą anglis tokia blyški? Nežinau, kažkaip keista. Ir kodėl čia taip giliai žemė? Jau galiu kastis į šonus. Va, ir iškasiau kambariuką, dabar tik tais reikia šitą žemę nuimt ir pakeisti į akmenį. Štai ir va, padariau mišinį tokį, va, šitos pusės. Dabar šitos akmenis pasidėsiu čia. Kur čia man pastatyti savo lovą, gal šoną? Dar toj darbastalį atsinešiu. Aha. Va ir darbastalis. Dar gal krosnį padarysiu. Va. Nu, kambarys kaip ir baigtas. Dabar reikia va šitą vietą pakeisti į akmenį. Bet pirmą aš pastatysiu duris. Tik šitą grindis. Tuoj vat padarysiu duris. Kur čia tas duris? Va. Aha, kabum, kabum.
Nu ir štai va, pagaliau baigiau. Nuo šiol aš čia galiu gyventi. Dar aišku, reiks skrinių ir viską čia dar pristatysiu. Lova padėjau, krosnis yra, dujas saugios yra. Per 2 dienas pastačiau, gerai. Ką tu nori? Tau kviečių šito gabalo reikia. Gaila, kad čia nėra. Tau pieno kibirų, bet geležies nenaudosiu ant 2 emeraldų. Gal čia paieškosiu skryniuose, gal kažkur. Man rodos, apieškojau visus namus, kažkaip tais ne 1 emeraldo. Nu, kaip blogai. Gerai. Ką tu čia veiki? Tai aš gal dabar planuoju padaryti čia kažkur įėjimą į kasyklą, kad ir tada, kad kasti ir pradėsiu kasti, akmenį ir rasiu kažko gero, nes man akmens reikės statiniams. Ir tu, kodėl jūs einate mano bunkerį, Čiagi ne jūsų žaidimo aikštelė. Kasdien. Šitą, mano kirtiklis sulūžo ir aš pagalvojau, gal iškepsiu savo kuperį. Tam update buvo toks dalykas, kad gali pasidaryti kuperinius įrankius ir šarvus. Anglies įdėsiu, kurią radau kasant šitą kambarį. Gerai, ko man reikia, okei. Padarysiu. Davai kuperinį kirtiklį. Taip. Ir habum. O, kuperinis man rodos greičiau kasa. Žvyro radau. Bandysiu tokį metodą. Iškasiu gal su fakelu ir padedu jį ir tada subyra. O, nėra taip aukštai, kaip galvojau. Gerai. Ai, čia akmuo. Padėsiu fakeliuką. Ir kas? Anglies radau. Ir lazurito. Man tas lazuritas tik kerėjimams. O iki kerėjimų man dar ilgai. Bent XP gaunu, pakasiu, paskui nereikės, kai ieškosiu. Ir man rodos, turi pakankamai akmens, kad padaryti sienas. Tokį kiemelį savo. Šiaip, jeigu reikės dar pakasiu, tai statyt kiemą. Ilgoką tunelį iškasiau, bet nėra toks ilgas, kaip ir pagalvojus. Čia į viršų išeit. Kodėl jūs einat pas mane? Ir kaip tik naktis. Jisai pasakė, kad naktis. Gerai, kad neišėjau į lauką naktį. Nes būtų tas kalėdas, kur šaudo lietumas sėlės, tai būtų blogai. Susižeičiau, tikrai nemirčiau. Tiek skydo turiu. Good morning. Gerai. Ten tie skeletai. Sieną padarysiu čia, va. Iš vyro ir darysiu.
Aha. Va, čia dar reikia. Bent tada... Čia vat. Čia tokia vat vieta. Čia galiu gal net ir su žemė užtivert. Taip. Ir va tą padariau, dabar toliau su akmeniu galiu tęsti. Jo, šiaip galiu va čia va sujungti va taip va. Arba va taip va. Ir ten duris padaryti. Ir tada va čia va. Padarysiu. Arba aš padarysiu, žinokit, iš pradžių padarysiu kontūrą ir tada paaukštinsiu sieną. Ten, kur tarpus palikau, ten bus durys. Nu ir va, kontūrus padariau. Gal pirmiau sudėsiu duris. Pirmiausia, duris. Kad netyčia neužstatyčiau gal. Šiaip šitas yra vienas iš mano mėgstamiausių biomų, nes aš iš pradžių mėgau labai paprastą taigą, dabar man patinka kaip ir su sniegu tokia. Taiga, sniego pievos, bet man nepatinka tie ledų spygliai. Ir, tokie biomai, kur tie spygliai, ten kur ledo daug. Man labiau toks, kur sniegas patinka. Gerai, duris sudėjau, dabar galiu statyti sienas. Va, čia siena, va taip. Ir kai paaukštinsiu sienas, jau susitiksim kartu. Nu ir štai, visos sienos paaukštintos. Tik aišku, reikia pavalgyti pastatymą. Dabar turiu tokį kaip ir vietą, kur čia saugu yra. Tik aišku, dar nepilnai, dar reikia apšviesti viską. Ir gerai, kad čia šitas kaimo centras ir netoli mano namų. Aš kaip tik čia ir bandžiau statyti, nes čia ir tokia gan gera vieta bunkeriui. Ir va šviesos per vidų su varpu. Visi į namus. Ar tu esi mano? Nu, aišku, kaimiečiai ir mano namą mėgsta. Kažkodėl tais. Šviesa, šviesa. Čia dar. Čia. Man rodos, apšviesta viskas. Reikia tikėtis, kad viskas gerai. Čia kol kas saugi zona turbūt. Aš noriu pažiūrėti, kaip iš išorės atrodo šitą mano sieną arba kiemelis. Nėra labai blogai, bent toks geras hardcore'ui. Nes hardcore'as, aš nesu kaip, pavyzdžiui, kiti YouTube'ai, ten nuėdžius, iškart ten nueinu pirmą kartą į urvą, ten jau su deimantiniu setupu grįžtu. O, leva. Ir šiam kartui turbūt jau užteks.